Gerai, kad mėgstame tą patį – laisvę, gryną orą ir skaniausią juodą duoną. Kartos keičiasi, ryšys išlieka, visiems viena Agotos duona. Sveiki, čia Laisvės TV laida Radikalus smalsumas ir jos vedėja Goda Raibytė Aleksa. Labas, Goda. Sveiki. Mes su Goda ką tik kalbėjom, kada ji jau jausis patogiai ir man labai patiko tavo optimizmas, kad, sakai, aš dabar nepatogiai jaučiuosi dėl labai suprantamų priežasčių, bet, po metų, po 2, tai man bus viskas patogu, ramu. Tai aš tau suskaičiavau, kad ramu patogu bus 2047-2008 metais, maždaug, kai jau bus atžalai 23 ir jau gal. Taip, galiu įžiūrėti, tik kaip ir prieš tai žiūrėjau su Monty Pythono citata, kad always look on the bright side of life. 20 metų nėra 40 metų. Taip. 20 metų šast ir nėra. 20 metų jau labai rimtus nusikaltimus duoda ir žmonės išeina. Viso labo viena karta nepilna. Kiek? Viena karta 25? Ok, gerai. Look on the bright side ir prašau, tell me the bright side of the science. Kas nutiko mokslo pasaulyje? Taip, tai aš atrinkau keletą. Mokslo pasaulyje. Galim pradėti nuo naujienos apie muziką, beje, kad jau dainuojam ir prieš tai šiek tiek pašokam dar apšilimui. Buvo atliktas labai įdomus tyrimas su muzika, kur buvo surinkta 1500 savanorių iš įvairių pasaulio valstybių ir pasirodo, kad muzika mumyse aktyvuoja dar neaišku kokį biologinį mechanizmą, kuris perlipa ir kultūrinius, ir socialinės įvairias normas ir taisyklės, nes pasirodo, nesvarbu iš kur yra žmogus, vienodo tipo muzika mus veikia panašiai. Pavyzdžiui, kai yra linksma muzika, nesvarbu ar būsim mes čia kalbėdami, ar žmogus iš Japonijos, ar iš Indijos, veiks labiausiai ta muzika mūsų galūnės, tai mes truputį norėsim taip šokti. Jeigu muzika yra liūdnesnė, tai taip labiau krūtinė veikia, mes norime, kokia liūdna melodija. Jeigu agresyvesnė, tai labiau galvos zona veikia ir taip toliau. Tai toks labai įdomus tyrimas apie muziką, kuris parodo, kad tai yra ne tik kažkoks tas social glue vadinamas, bet ir dar jungia kažką pas mus ir iš biologinės pusės, kas dar iki galo nėra ištyrinėta. Kita naujiena gal ne visiškai mokslinė naujiena, bet tikrai tokia, apie kurią visai daug per praėjusią savaitę pasisakė mokslininkai. Tai yra, kad Jungtinės valstijos paskelbė, kad Rusija galimai dislokuos kosmose branduolinį ginklą, kuris tikriausiai bus skirtas ne žmonėm, o sunaikinti kitų valstybių palydovams. Ir aišku, daugiausiai ta tema buvo kalbinamas Neil deGrasse Tysonas, astrofizikas, kuris yra parašęs ir knygą apie tai, kaip astrofizika, kokią rolę turėjo karo mašinos maitinime, įskaitant ir kosmoso, aišku, tyrimus. Tai jisai sakė, kad čia yra labai nelogiškas ir nestrategiškas žingsnis, nes tiek dislokuoti ginklą kosmose, tiek jį išlaikyti orbitoje labai neapsimoka. Plus, jeigu tu sunaikini, pavyzdžiui, nori susprogdinti kitos valstybės palydovą, tai šiukšlių trajektorijos tu negali kontroliuoti ir tu negali garantuoti, kad jeigu tu sunaikinsi šitą palydovą, jo šiukšlės nesunaikins tavo kažkokios aparatūros. Man tai, žinai, šitais visais atvejais man labai patinka, kai išeina tie vakariečiai, tie protingi profesoriai ir jie pradeda aiškiai remintis logiką, kas apsimoka ir kas neapsimoka Rusijai. Ir visi, Hebra, wake up, come on. Taip, bet tai tikrai buvo tokia naujiena, kur visai nemažai buvo aptarta, bet taip panašu, kad Neil deGrasse Tysonas nežino, kad Rusijai nelabai yra logiškų kažkokių sprendimų. Mažiausiai. Kaštų ir naudos balansas, realiai, einam į kosmosą ir bombina visus. Taip, kita vertus galėtų, gal ramina tiek, jau ne iš loginės pusės, bet kad Rusijos kosmoso industrijos kaip tokio dalyko, jau beveik nėra. Ten labai sunki situacija, nes kosmosas negali vykti tokio izoliuotoje valstybė. Vis tiek reikėjo daug įvairių komponentų iš kitų valstybių, kurios dabar yra boikotavusios Rusiją. Tai reikia tikėtis, kad nepavyks sukurti tokių. Taip. Kita naujiena gal buvo tokia
jau labiau mums aktuali kaip žmonėms, nes stresą tikriausiai visi patiria ir kažkiek streso mums reikia ir lėtinis stresas yra labai blogas dalykas ir dar vienas buvo tyrimas atliktas ir publikuotas žurnale Cancer Cell apie tai, kad kai patiriame lėtinį stresą, tas stresas padeda vėžiui metastazuotis, padeda vėžiui plisti mūsų organizme. Ir kai kuriais atvejais net iki 4 kartų greičiau tas vėžys plinta. Aišku, dabar eksperimentas, šitas tyrimas buvo atliktas tik su pelėmis, kai jose stimuliavo lėtinį stresą pasitelkus tam tikrus lėtinio streso hormonus ir tai nustatė, reikia toliau tyrinėti, nes kai mes pažįstam labai gerai mechanizmą, galima sukurti būdų, kaip užkirsti kelią, kad tas mechanizmas vyktų. Ir dar kartą mes sužinom iš mokslinių tyrimų, kad streso valdymas nėra šiaip kažkokia populiari frazė, kurią mes labai daug girdim, kad tai iš tikrųjų yra reikalingas mums išmokti dalykas. Dar viena naujiena yra apie kiaules. Aš praėjusį kartą pasakojau apie CRISPR-Cas genų redagavimo technologiją pritaikomą žmonių gydymui ir dabar mokslininkams pavyko patobulinti kiaulių imunitetą, kad jos taptų atsparios kiaulių reprodukciniam ir kvėpavimo sindromo virusui, kuris kiekvienais metais ūkininkams kainuoja milijardinius nuostolius visame pasaulyje ir jau tokios kiaulės yra ruošiamas į rinką ir kad galbūt po 2 metų jau mes galėsim paragauti tokių kiaulių mėsos. Mes to tikrai nesuprasim, bet ūkininkams bus... Ūkininkai žinos. Ūkininkai žinos, nes jiems nebus kelių milijardų nuostolio. Dar viena naujiena apie Mėnulį, jau irgi praeitą kartą buvo netgi 2 Mėnulio misijos per sausio mėnesį, dabar viena pavykusi misija privati Jungtinių valstijų bendrovė nuleido erdvėlaivį Mėnulyje, kuris vadinasi Odisėjas ir jame yra ir įvairaus komercinio krovinio ir 6 NASO's instrumentai skirti Mėnulio paviršiaus tyrimams. Misija puikiai pavyko ir gal iš tokių įdomesnių krovinio elementų vienas skulptorius ten įdėjo tokias nedidelės 125 savo skulptūrėles ir tai yra pirmieji meno kūriniai Mėnulyje. Tai toks fun fact. Dar viena tokia 2 netgi įdomesnės naujienos jau iš Lietuvos. Man visada patinka tas lietuviškumo elementas, nes man smagu yra pasidžiaugti ir aš norėčiau, kad ir žiūrovai sužinotų, kad ir Lietuvoje vyksta labai įdomių dalykų. Tai Kauno technologijos universiteto profesorius Vidas Raudonis su komanda ir partneriai sukūrė tokį dirbtinio intelekto programą, kuri gali nustatyti melanomą 95% tikslumu. Ir tai padaryti galima tiesiog ant savo kūno telefonų nufotografavus bet kurį apgamą, įkėlus į tą programą ir jis duoda kažkokią tai išvadą. Aišku, galutinė diagnozė yra gydytojų, bet šita programa jau yra naudojama klinikose, jau yra testuojama, iš tikrųjų žiūrima, kaip klinikoje jinai veikia. Kitas dalykas, šie metai mums taip pat yra svarbus, nes prieš 10 metų mes tapome ir pradėjome savo kelią, galima sakyti, kaip kosmoso pramonės valstybė, kaip viena iš valstybių, kurios taip pat dalyvauja kosmoso industrijoje, nes prieš 10 metų buvo paleisti pirmieji lietuviški palydovai, Lituanikas At1 ir Litsat1 ir prie vieno palydovo, Lituanikas At1 dirbę tuomet dar studentai, vėliau įkūrė ir įmonė Nano Avionics, kuri yra dabar didžiulė tarptautinė įmonė, kas kelis mėnesius siunčianti palydovus savo gamintus į kosmosą. Ir vasario 28 diena yra ypatinga tuo, kad tuomet mūsų tie pirmieji mažiukai palydovai, taigi ten tik tokios dėžutės te buvo paleisti iš tarptautinės kosmoso stoties į orbitą. Tai 10 metų, kai prasidėjo tas toks mūsų kelias. Ir tuo, manau, tikrai galim pasididžiuoti. Aš tik noriu dar pasakyti, kad visą šitą naujienų srautą Goda papasako jums nežiūrėdama į jokį suflerį ir viską išmokus ir prisimindama ir tai yra still yra amazing shit. Čia yra. Čia viskas yra čia. Taip.
Gerai, keliaujam toliau ir aš kaip suprantu, mes atitrūksim nuo žemės paviršiaus šiandien ir truputėlį keliausim anksčiau, bet iki atitrūkimo aš dar norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad mes vis tiek mokomės ir gaunam žinių ir tas nuolatinis mokymasis ir galimybės mokytis yra svarbu. Ir čia turbūt reiktų paminėti ir mūsų laidos bičiulius bendrovę Omnisend, tai yra be išorės investicijų veikianti rinkodaros automatizacijos startuolį, kuri pati auga labai greitai ir kas yra smagu, kad jis stengiasi užtikrinti ir savo darbuotojams tas nuolatinės augimo galimybės. Jie suteikia galimybę mokytis iš patyrusių kolegų, nes virš 70% dirbančių kolegų produkto organizacijoje jau yra tie vadinamai seniors, yra skiriamas faktiškai neribotas mokymuisi ir profesiniam tobulėjimui skirtas biudžetas, taigi ne tik tai vienas seminaras per 3 metus. Į organizaciją atvyksta daug pasiekę svečiai, jie dalysi patirtimi, jie įkvepia Omnisendą, jie organizuoja įvairius mokymus, jie suteikia galų gale ir horizontales karjeros galimybės augti įmonės viduje. Na ir kaip aš suprantu, jie nuolatos ieško talentų, jie nuolatos ieško naujo šviežio kraujo, dėl to turbūt ir yra šitie tokie vadinamieji perksai, papildomi dalykai, kad būtų smagu ten dirbti ir išėjus, pavyzdžiui, vakare po darbo, nu aišku, darbo diena labai ilga, jeigu tu išėjęs užverti galą, aš bandau suvesti su pagrindinė laidos tema, bet jau matau, kad klimstu iš šono, nes jeigu tu išeini po darbo ir pamatai mėnulį, tai reiškia tavo darbo diena yra... Žiema nėra taip. Nu, vat nebent žiema, jo. Jeigu žiema, konkrečiai gruodžio mėnesį išeini ir pamatai mėnulį, tai tada tu gali pagalvoti, ar mėnulis nėra naujasis Marsas, nes mes dabar ilgą laiką kalbėjome apie Marsą, Ilonas Maskas kalbėjo apie Marsą, o Goda sako, kad mėnulis dabar yra trendinantis. Ir tas jaučiasi iš tavo naujienų. Taip, iš tikrųjų, nes sakyti, kad dabar yra trendinantis yra tikslu, nes dar prieš 14 metų tuometinis Jungtinių valstybių prezidentas Barackas Obama pasakė, žiūrėkit, mes jau buvom mėnulį, nėra ko ten skristi, mūsų dabar tikslas yra Marsas. Bet dabar Bideno administracija, NASA's mokslininkus ir inžinierius spaudžia kuo greičiau pradėti tas naujas mėnulio misijas, nes dabar norima sugrįžti į mėnulį tik šiek tiek kitaip, nes dabar mėnulis yra laikomas 8-uoju kontinentu, dėl to, kad ten norima ateityje įkurti jau nuolatinę kosminę bazę. Bet man atrodo, šiaip apie mėnulį, kai papasakoju, ir kai matom ir naujienos, ir tiek daug nepavykusių misijų, praeitą kartą iš apžvelgtų 2 misijų viena buvo nepavykusi, tai klausyti, kaip čia galėjo prieš 50 metų nuskraidinti astronautus, jeigu dabar yra tiek nepavykusių misijų. Tuomet per Apollo misiją, Apollo programos metu vyko kosmoso varžybos. Tai buvo šaltojo karo metas ir Apollo misija nebuvo mokslinė misija, tai buvo labiau galios pademonstravimas, taip, kad mes galim nusiųsti žmonės. Ir Apollo misijų biudžetas tuomet siekia 4% Jungtinių valstybių federalinio biudžeto, kas yra kosmiški skaičiai, nes dabar visos NASA's biudžetos su visais šimtais ar tai tūkstančiais kosminių misijų nesiekia net 10% to, kas buvo. Ir aišku, visuomenė buvo labai susidomėjusi. Kai nusileido pirmieji astronautai Buzz Aldrin ir Neil Armstrong, visam pasauliu tikrai kas turėjo tas transliacijas, tai buvo tarsi toks didžiulis įvykis mums, ar ne, kad žmogus pirmuosius žingsniukus žengė mėnulyje, bet iš viso mėnulyje yra pabuvoję jau 12 astronautų per Apollo programą ir kiti skrydžiai jau nebesusilaukė tokio didžiulio visuomenės susidomėjimo. Taip. Ir kadangi, kaip ir minėjau, biudžetas buvo labai didžiulis, o Amerika dar vyko, nepamirškim, ir Vietnamo karas, pinigų tikrai buvo kur kitur panaudoti, programa galiausiai buvo nutraukta ir mokslininkai jie buvo nuliūdę, dirbę prie tos programos, bet nebuvo nustebę, nes niekas nesakė, kad ta programa tęsis ilgiau. Maždaug Amerika parodė savo galią ir ties to viskas baigėsi. Ir kitas dar yra dalykas svarbus technologinis komponentas, nes Apollo misijoms buvo naudojama tokia raketa Saturn V vadinama, kuri tuomet buvo kaip inžinerinis toks pusiau stebuklas. Bet jos eksploatacija ir naudojimas buvo labai labai brangu. Aišku, kai tu turi
3-4% federalinio biudžeto, tada gali naudoti. Bet kai jau buvo apkarpytas biudžetas, ją naudoti darėsi per brangu ir dabar jau yra kuriamos kitokios raketos, kurios yra ir pigesnės, ir tvaresnės, ir nereikia 4%, kad galėtum jomis kilti į kosmosą. Tai gerai, Goda, šiek tiek tada apskritai, koks yra žingsnis po žingsnio, bet iki tos bazės įkūrimo, kokie yra planai? Taip, tai mes tikriausiai labiausiai kalbame apie Artemis programą, kurioje dalyvauja ne tik NASA, nors NASA ją inicijavo, bet ir Europos kosmoso agentūra. Ir mano nepatvirtintais duomenimis iš šaltinių, kad galimai jau prie tos programos nutarė prisijungti ir Lietuva, bet šitie duomenys dar nėra oficialūs ir dar nėra paskelbti, bet jeigu pamatysit viešoje erdvėje, tai žinokit, iš ko sužinojot pirmiau. You heard it first, ladies. Taip, tai gali būti, kad toj programoje jau dalyvaus ir Lietuva ir jau pirmasis jos etapas įvyko, antrojo etapo metu kitais metais bus pirmieji 2 astronautai apskraidinti apie Mėnulį. Dar kito etapo metu bus astronautai nutupdyti ant Mėnulio paviršiaus, dar kito etapo metu, dar labiau ateityje apie Mėnulį pradės skraidyti tokia orbitinė stotis, kurioje gyvens astronautai ir kurie valdys ant Mėnulio paviršiaus esančius robotus, kurie ir tyrinės Mėnulio paviršių ir bandys užlopyti mūsų dabar žinių spragas, tai pavadinkim, ko mes nežinom apie Mėnulį, ir kartu statys kosminę bazę. Ir dar kito etapo metu jau Mėnulyje tikimasi pastatyti tą kosminę bazę ir ten nuolat apgyvendinti astronautus, kurie dabar gyventų kaip tarptautinėje kosminėje stotyje, tik 1000 kartų toliau, tai yra Mėnulyje. Ir čia yra dar toks vienas svarbus dalykas, nes noras sugrįžti į Mėnulį paskatino ir naujas mūsų žinias, nes tai, ką mes žinojame apie Mėnulį Apolo eros metu, labai skiriasi nuo to, ką mes žinom dabar. Tuomet buvo galvojama, kad Mėnulis yra sausas, dabar mes jau žinom, kad ten yra pasislėpusio vandens, pavyzdžiui, krateriuose. O jeigu nori išlaikyti tvarę kažkokią kosminę bazę, ten veikiančią, vanduo yra labai svarbus komponentas. Ir vandens sudedamosios dalis, tai yra deguonis ir vandenilis, taip pat gali būti naudojama ir pakelti raketą. Kas irgi yra labai svarbu dar kito etapo metu, kai Mėnulis turėtų tapti tokia kaip kosminė degalinė skrydžiams į Marsą, kaip tarpinė tiesiog stotelė. Aišku, čia yra technologiškai, sakykime, dauguma technologijų jau yra sukurta ir jau galima jas testuoti. Kur trūksta tikrai žinių, tai yra apie tai, kaip kosmosas veikia žmogaus kūną. Nes dabar, pavyzdžiui, paskutinės Apollo misijos metu, kai paskutiniai astronautai tenai nusileido, jie pabuvo Mėnulį 3 dienas. Daugiausiai duomenų yra iš tarptautinės kosminės stoties, kuri yra, kaip minėjau, 1000 kartų arčiau nuo Žemės negu Mėnulis. Tai yra per 400 km skrieja ir nuo Žemės paviršiaus ir dar yra šiek tiek apsaugoma tenai Žemės atmosferos nuo kosminės spinduliuotės. Ir daugiausiai duomenų, kas vyksta su žmogaus kūnu kosmose, mes turim iš ten. Okay. Reikia daugiau surinkti, kad tikrai žinotume, kad ten yra saugu siųsti žmonės, kad nebus taip, kad grįž kokie mutantai. Nežinau, po, pavyzdžiui, 5 metų misijos. Ir aišku, kitas dalykas tai yra tvarus finansavimas, kad valstybės įsipareigotų 10 mečius, o gal net 100 mečius į priekį finansuoti šitą misiją. Ir dabar, kai mes gyvenam tokiais laikais, kur vėlgi yra kitų vietų, kur galima išleisti pinigus, čia yra pagrindinis klausimas, nes, kaip minėjau, technologijos jau beveik yra sukurtas, užlipdyti žinių spragas irgi galima, reikia finansavimo. Bet ir Lietuva gali tapti to užlipdymo dalimi. O yra kažkokios datos, kada ta bazė, ta paskutinė stotelė, sakykime, dar viso projekto gali nutikti? Jos nuolat keičiasi. Bet maždaug. Jos nuolat keičiasi. Apie ką mes kalbam? Mes kalbam apie kokius 20... Aš tikiuosi, kad mes pamatysim, nes nuolat yra nukelinėjama. Netgi antrasis etapas, kai bus apskraidinta apie Mėnulį 2 astronautai, turėjo vykti šiemet. Tas skrydis buvo nukeltas kitus metus. Ir kai nukeli šitą skrydį, tada nusikelia ir kiti etapai, žodžiu, viskas čia. Plus mes dar nežinom, kaip čia viskas vyks su pasaulinė geopolitinė situacija. Ir tas planavimas yra dažnai optimistinis, nes ir mokslininkai, inžinieriai yra spaudžiami, bet kai reikia finansuoti tai, ką jie daro, dažnai jau tas yra, mes šit kitų dalykų. Dabar ne tas galvoja. Dabar ne tas galvoja, palaukim, bet tada ateina, tai kur čia jau yra tie jūsų raketos, kodėl jų čia dar nėra ir panašiai. Iš kitos pusės žiūrint į Mėnulį, ne kaip į mokslinių tyrimų subjektą ir ne kaip į būsimą
kolonėlę pakeliu į Marsą. Bet į tai, su kuo mes susidurėm kiekvieną mėnesį, kai taip yra tikrai visiems madinga sakyti, kad kažkas jau šitam žmogui čia negerai, ar ne, tai gal pilnatis. Arba padaugėjo skambučių į radio stotis, žinot, kaip ten buvo, labą dieną, aš noriu čia pasakyti. Žinau. Čia jau pilnatis, jau žino radio redaktoriai. Kiek tame mite yra teisybės ir kaip apskritai, turbūt yra keli skirtingi poveikio lygmenys, ką mėnulis daro su mumis vargšiukais? Aš turiu prisipažinti, kad kadaise ir aš tikėjau, ne taip kadaise, prieš 10 metų, irgi tikėjau pilnatim, nes dirbau redakcijoje ir tikrai buvau įsitikinusi, kad keistų e-mailų ir keistų skambučių padaugėja būtent pilnaties metu. Bet kai pradėjau tuo domėtis, pasirodo, nėra viskas taip paprasta, kaip mums atrodo, nes į tą pilnaties fenomeną tikriausiai galima pažiūrėti per dvi skirtingas prizmes. Tai pirmiausia, tai yra fizikinė prizmė, o antra, tai yra kaip mėnulis veikia mūsų elgesį, sveikatą, tiek fizinę, tiek psichologinę. Tai iš fizikinės pusės dažniausiai girdimas argumentas yra, kad mėnulis veikia vandenynus, o mes daugiausia esam sudaryti iš skysčių, vadinasi, veikia ir mus. Bet gravitacija turi savų taisyklių. Tai yra, kuo kūnai yra mažesni, tuo gravitacija yra silpnesnė tarp jų. Kuo jie yra toliau vienas nuo kito, tuo dar labiau ta gravitacija yra silpnesnė. Ir mėnulis nėra labai didelis kūnas ir jis yra pakankamai toli nuo Žemės. Taip jis veikia mūsų vandenynus, bet kai, pavyzdžiui, yra atliekami tyrimai su didžiaisiais ežerais, The Great Lakes Amerikoje, kur yra milžiniški vandens telkiniai, tenai poveikis nėra fiksuojamas. Vadinasi, jau tie vandens telkiniai yra per maži, kad juos veiktų mėnulio gravitacija. Tai mes esame iš viso palyginus kruopelės ir tiek su tais ežerais, tiek su to, kokios iš tikrųjų yra galios mėnulio, sakykime, gravitacijos. Ir iš tikrųjų faktas, kad mes vienas kitą gravitaciškai veikiam stipriau negu mus veikia mėnulis, uodas ant rankos veikia žmonės gravitaciškai stipriau negu veikia mėnulis. Ir jeigu pagal tą logiką, kad tai čia veikia mūsų mėnulio gravitacija, tai gravitacijagi nepriklauso nuo to, kaip mėnulio veidas yra apšviestas saulės šviesos, tai mes kalbam apie pilnatį. Tai jeigu veikia, turėtų iš tikrųjų ne tik per pilnatį veikti, bet ir per kitas mėnulio fazes, nes šviesa niekaip neįtakoja to, kaip veikia gravitacija. Dėl to, gravitaciškai dėja mėnulis mūsų neveikia. Kita pusė jau yra šiek tiek sudėtingesnė, tai yra apie tai, kokią įtaką mėnulis daro mūsų sveikatai, elgesiui, mūsų psichologiniai, emociniai sveikatai. Tai jeigu trumpai, tai poveikis yra neįrodytas, o tirta jau yra labai daug kas. Tirta yra ir ligoninių skubios pagalbos vizitai, apgultis skubios pagalbos skyrių, tiek psichiatrinės ligonės priimamieji, tiek hospitalizacijų skaičiai ir trukmė, tiek miego kokybė, tiek moterų menstruacinis ciklas, tiek žmogaus elgesys, kaip pavyzdžiui polinkis į depresiją arba agresyvumas arba bandymai nusižudyti ir taip toliau. Ir nei vienam iš tų dalykų, dar tirtos yra ir avarijos, ir traumos, ir sportinės traumos, nei vienam iš tų dalykų nėra įrodytas kažkoks pilnaties poveikis. Yra mažos apimties tyrimų, kur ištirta gal yra 17 žmonių, kurie galbūt parodo kažkokį pokytį, bet tas pokytis yra laikomas statistiškai nereikšmingu, nes jis yra toks mažytis, kad mes jo net nepajaučiam. Pavyzdžiui, vienas yra mažos apimties tyrimas apie tai, kad vaikai neva per pilnatį miega 1% mažiau negu miega per kitas mėnulio fazes. Bet tai yra mažos apimties tyrimas ir taip pat to paties tyrimo metu buvo parodyta, kad tai nedaro jokios įtakos jų savijautai kitą dieną. Bet kiti didelės apimties tyrimai parodė, kad nėra absoliučiai jokių koreliacijų tarp to, kaip mes miegame, mūsų miego kokybės, ciklų mūsų miego ir to, kokia yra mėnulio fazė. Dar netgi Lietuvoje yra toks rašytas prieš gal 10 daugiau metų įdomus magistrinis darbas, kur tuometinė busimoji magistrantė bandė
nustatyti, ar yra kažkoks pokytis skubios pagalbos priėmimo skyriuose, būtent per pilnatį, ir statistiškai reikšmingo pokyčio nebuvo rasta. Bet esminis tyrimas radio skambučių į radiją kiekis per mėnulį pilnatį nėra tirtas. Nėra tirtas. Tas nėra. Ir klausimas, kodėl? Taip. Kas yra norima nuslėpti? Bijo pasakyti teisybę. Taip, nes va čia yra akivaizdus. Aplinkui tuos tyrimėlius daro, o esminio tyrimo nepadarė. Ar e-mailus tam patirinėti. Aš tai siūlau pažaisti tokį įdomų žaidimą, tiesiog pa-challengint savo mąstymą ir savo tuos šališkumus. Ir tiesiog pasirodo, jeigu aš galiu ištreniruoti save taip, kad aš nežinočiau, kokia yra mėnulio fazė ir aš nebepastebėčiau, kad čia žmonės kažkokie keisti pasidarė ir taip toliau, tai man atrodo, visi tai gali padaryti, tiesiog tuos šališkumus po truputį mes galime iš savęs išguiti, nes taip mes nekalbam apie kažkokį fizinį poveikį pilnaties, bet galima kalbėti apie įvairius ten psichologinius fenomenus, kaip pavyzdžiui patvirtinimo šališkumas, kad matau tai, kuo tikiu, arba placebo efektas gali būti tyrinėjamas, kalbant apie mėnulio poveikį. Netgi yra aptariamas toks terminas kaip iliuzija, nes tas pilnaties efektas jis yra tikrai giliai įaugęs į mūsų pasąmonę, kai mes neturėjom mokslo tokio, kaip mes turim šiais laikais, kai neturėjom tokių įrankių tyrinėti, galbūt ir atrodė, kad pilnatis kažką gali reikšti. Jo labiau tais laikais, galbūt, kai nebuvo šviesos, per pilnatį būdavo šviesiau ir būdavo galima gal papildomai knygą skaityti ir dėl to žmonės atsikeldavo neįsimiegojo ir sakydavo, nu va, čia pilnatis. Tai aišku, čia yra tik tokie spėjimai, bet tiesiog, kad mes kalbam apie mūsų šališkumus kažkokius, apie placebo efektą, bet nekalbam, kiek yra ko tirta, efekto dėja ištirta nebuvo. Man tai, žinai, man patinka mokslas, taip. Tada, kai jis atitinka tai, ką aš galvoju. Taip. O jeigu faktai pradeda trukdyti geroms istorijoms, tai tokie čia ir faktai. Ir tuo, kad aš pažįstu tikrai nemažai žmonių, kuriems yra nuolatinė pilnatis. Va čia dar irgi momentas, kurį reikia. Tai kaip tu šitai paaiškintum? Kad nuolatinė pilnatis, kaip gali būti mėnulis nuolatinė? Tai reiškia, mes turim 4 mėnulius. Ai, gali būti tik vienas visada. Ir matom tik tai vieną. Arba jie juda taip, kad mūsų akys jų nefiksuoja. Ai, taip. Taip, tiesiog mes dar nesuprantam, nes kita yra dimensija. 4 mėnuliai ir kartais jie taip susilygnina, kad yra 4 pilnatis. Ai, gali būti, aš nepatikrinau šitą. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, kaip sakoma. Bet geriau, kad taip nebūtų. Aš nieko nesakau, aš tik keliu hipotezės. Aš tik su daug taškių, ar ne? Aš tikiuosi, kad kai jie nuskris, jau ten bus ta bazė, tada ir galės patvirtinti, ar yra vienas mėnulis, ar daugiau. Yra sąmokslo teorijų, kad mėnulyje ten tamsiojoje pusėje, kas ten nacijai buvo, Trečiasis reichas buvo. Tai čia, man atrodo, net ir filmas buvo kažkada sukurtas, toks kaip politinė satyra, man atrodo, Suomio kažkurio. Norvegų gal, ne? Ar Norvego, kur iš mėnulio atskrido. Tai va, mes pamatysim. Vėlgi, gal ten dokumentika buvo. Pamatysim. Šiaip tai, kada būtų smalsu visai tas gerasis sąmokslo teorijos truputėlį pasikalbėti, čia gali būti mūsų pokalbio tema. Nes tas tikėjimas pilnatimgis nėra kažkoks, tai yra tiesiog, kaip tu minėjai, gera istorija. Tai nėra kažkas, kas kenkia, ar kažkas kenksmingo. Tai tiesiog mes visi galim vienas kitam pasiguosti, šiandien kažkokia pilnatis. Taip. Visi kaip išprotėję, nesuprantu. Tai mes nukraunam truputėlį, atsiranda toksai logiškas paaiškinimas tam visam bendram stresui, kurį mes patirim. Taip. Ačiū, Goda. Taigi, taip ir būna, kad atrodo, kad ir pilnatis, o visai ne pilnatis, bet vėlgi palieku jūs su tą mintim, tiesiog su tą mintim, kad galbūt iš tikrųjų gali būti ir 4 mėnuliai ir tiesiog taip viskas. 4 mėnuliai. Čia, žinai, šitam fantastiniuose filmuose mėgsta 2 mėnulius rodyti, kartais 3, o čia mes galbūt turim 4 mėnulius. Ok, tai buvo laida Radikalus smalsumas, jos vedėja Goda Raibytė Aleksa, kuri vėl sugebėjo 25 minutės prakalbėti ne su vienu įkvėpimu, tai dar pakvėpuok, atsigerk vandens, o mes susitiksime po labai netrukus ir toliau kalbėsime apie mokslo naujienas ir įvairius ypatumus. Ačiū, Goda. Ačiū tau. Ačiū visiems, iki.
Ačiū, kad žiūrėjot iki pabaigos, iki pačios pabaigos. Prisijunkite prie mūsų Contribui prenumeratorių, paremkite Laisvės televiziją, suteikit mums šansų kurti daugiau tokių fainų laidų.